Pasirinkta mokytojų profesija buvau ypač patenkintas. Jau praslinko 5 darbo metai. Alytaus mokytojų seminarijoje mokytojavau 3 metus. Dienos, savaitės ir mėnesiai bėgo nepaprastai greit. Visa nelaimė, kad tai buvo antros bolševikinės okupacijos metas. Gyvenau Alytaus kurortinėme rajone, Vaižganto gatvėje. Kiekvieną dieną Basanavičiaus prospektu einant į darbą ir grįžtant namo, žvilgsnis užkliūdavo už viela aptvertų didžiulių rūsių, kuriuose buvo kalinami lietuviai. Visose miesto gatvėse didesni privačių namų rūsiai taip pat buvo paversti kalėjimais. Naktimis vykdavo tardymai, naktimis kalinius kažkur išgabendavo. Daug kartų mačiau, kaip MVD būrio ir įstrebitelių apsupti, vėlomis už nugaros surištom rankom, vyrai gatve buvo varomi prie rūsių. Ne kartą MVD ir MGB valstybės saugumo ministerijos pareigūnų sadistiškas žvilgsnis aiškiai duodavo man suprasti, kad eidamas gatve per daug žvalgausi rūsių pusėn. 1945 metais kažkokio MGB pareigūno, stebėjusi mane pro langą, įsakymu mane sulaikė sargybinis ir nuvedė pas tą pareigūną. Tik po ilgo aiškinimuose ir gretimame name gyvenusio seminarijos mokytojo Felikso Ivanausko, vėliau jis buvo išvežtas prie Uralo, patvirtinimu, kad aš būtinai šią gatvę turiu vaikščioti į darbą, buvau išleistas. Atsitiko taip, kad vieną rytą eidamas į mokytojų seminariją pamačiau kažkokį lapelį prilipint ant mūrinės sienos. Stabtelėjęs ir aš perskaičiau tą lapelį. Tai buvo rotatoriumi spausdintas atsišaukimas, kuriame lietuviai raginami nenusiminti, nepasiduoti priespaudai ir kovoti su okupantais. Labiausiai man įstrigo žodžiai: tik į darbą greičiau, tik mylėkim karčiau, tik vyrai, pajudinkim žemę. Parašas: Lietuvos partizanai. Kai tik tuo metu pastebėjau stovintį MGB viršininkų pavaduotoją Kerberį. Jis prasibrovęs nuplėšė lapelį. Visą dieną gyvenau gilių įspūdžių, kurį man padarė atsišaukimų turinys. Tai turėjo reikšmės mano tolesniam apsisprendimui. Aš nutariau nelikti pasyviu stebėtoju to, kas vyksta. Iš legalaus gyvenimo norėjome pasitraukti taip, kad kuo ilgiau nesužinotų MGB organai. Partija iš anksto įsakė seminarijos direktoriui tinkamai pasiruošti gegužės 1 šventei. Direktorius sušaukė pedagogų tarybos posėdį, tačiau niekas nenorėjo imtis nemalonių šventės organizatoriaus pareigų. Tuomet Kulikauskas ir aš sutikome būti atsakingi už pasiruošimą šventei. Mudu tą pačią progą pareiškėme, kad turėsime išvykti į Kauną parsivežti grimų ir teatrinių kostiumų. Mūsų pasitraukimas niekam neturėjo sukelti įtarimų. Balandžio 25 aš ir Kulikauskas atvažiavome dviračiais į seminariją, kad visi pedagogai ir auklėtiniai matytų mus išvažiuojant į Kauną. Užėjau į savo auklėjamąją klasę. Tik mokytojas gali suprasti, ką tada jaučiau. Juk aš turėjau palikti savo mėgstamą darbą, palikti tuos, kuriais rūpinosi, palikti kolegas, kurie buvo tikri lietuviai. Pagaliau visi išlydėjo mus iš seminarijos. Sėdom ant dviračių ir pasileidom gatvėm. Riedėjome taip, kad kuo daugiau pažįstamų matytų mus išvažiuojant.